Aras – vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Šiandienos mūsų kelionės tikslas yra ledynas. Štai, man už nugaros miestas Barentsburgas. Sveiki, aš esu Šarūnas Jasiukevičius, o jūs žiūrit laidą Praeities žvalgas. Pabandykite atspėti, kur aš esu. Apsidairykite, vaizdelis už manęs. Ką jis jums primena? Gal Černobylio zona? Ne. Gal apleistą Pripetės miestą? Ne. Viskas yra kur kas arčiau. Vos keli šimtai kilometrų nuo Lietuvos yra apleistas miestas Skrunda. Tai yra Latvijoje. Šiandieną jau yra vakaras, aš miesto nelabai spėsiu apžiūrėti, todėl einu žemyn nuo šio namo stogo, pabandysiu susirasti nakvynės vietą viename iš šio namo butų, pamiegosiu, o rytoj ryte apeisiu visą miestą ir jums papasakosiu daugiau apie šį apleistą miestą. Šaltojo karo metu sovietai visos sąjungos teritorijoje pastatė apie 40 slaptų karinių miestelių. Jie neturėjo pavadinimų, tik kodinius numerius arba netoliese esančių gyvenviečių pavadinimų su skaičiumi. Pavyzdžiui, Černobylis 2, Skrunda 1 ar panašiai. Aplinkinių miestų gyventojams buvo pristatomi kaip pramonės arba tyrimų objektai. Šaltojo karo metu, tobulėjant vidutinio nuotolio balistinėms raketoms, JAV ir Sovietų sąjunga pradėjo skirti padidintą dėmesį radarams, galintiems susekti balistinių raketų paleidimus, tam, kad būtų galima suspėti organizuoti tinkamą atsaką. Tuo tikslu visoje Sovietų sąjungoje jau 7-ame dešimtmetyje sunkiai įveikiamose pelkėtose vietovėse pradėjo kurtis įslaptinti miesteliai, prie kurių būdavo konstruojamos sudėtingos radarų sistemos. Labas rytas, štai jau patekėjo saulė. Prabudome, praleidome naktį viename iš Skrundos miesto apleistų butų. Kartu su manim šioje kelionėje yra Justė, pamojuok Justė, pasisveikink su televizijos žiūrovais, Liutauras ir dabar pusryčius ruošiantis Kristupas. Kristupai, ateik, pasirodyk. Labas rytas. Labas rytas. Pavalgysim pusryčius, pasipudruosim nosytės ir šausim į miestą. Daugiau papasakosiu jums apie patį Skrundos miestą, aplankysime kelis įdomesnius objektus ir dienos pabaigoje nukeliausime toliau šiek tiek už miestelio, kur parodysiu visą tai, dėl ko buvo statytas šis miestas.
Miesteliuose gyveno ne tik radarus aptarnaujantys specialistai, bet ir jų šeimos technikai tvarkantis uždaro miestelio techninius įrengimus, apsauga ir kitas pagalbinis personalas. Miesteliai būdavo projektuojami taip, kad prasidėjus karui galėtų išlikti pilnai autonomiški. Jie turėjo savo katilinės, elektros pastotės, maisto sandėlius ir vandens gręžinius. Didėjant įtampai, miesteliai buvo nuolat plečiami ir modernizuojami iki pat Sovietų Sąjungos griūties. Vienas iš tokių objektų buvo pelkėtoje sunkiai pasiekiamoje vietoje įsikūręs slaptas miestelis Skrunda. Tiesa, sakyti Skrunda yra ne visiškai teisinga, todėl kad taip vadinasi visai greta karinio miestelio esanti gyvenvietė. Tikslus karinio dalinio pavadinimas buvo Skrunda 1, karinė dalis numeris 18951 arba kombinatas. Po paskutinės modernizacijos miestelio pavadinimas buvo pakeistas dar kartą ir tapo Skrunda 2. Šis kompleksas buvo dalis visos Sovietų Sąjungos bendros oro erdvės kontrolės sistemos dalis. Skrundos miestelio apžiūrą pradėsiu ne nuo tos vietos, kur praleidau naktį, o nuo vartų. Štai čia yra pagrindinis įvažiavimas į šį miestelį slaptą. Miestelį sudarė 3 pagrindiniai sektoriai. Pirmasis – kovinis techninis, kuriame buvo kareivinės, treniruočių salė, šaudykla, mokymo klasės ir techninė dalis su katilinė, garažais ir sandėliais. Antrajame sektoriuje buvo įsikūrę civiliai miesto gyventojai. Čia buvo mokykla, darželis, ligoninė, daugiabučiai, parduotuvė, kultūros rūmai ir sporto salė. Trečiasis sektorius buvo ne pačiame miestelyje, o kiek atokiau. Čia buvo radarų sistemos. Nors pats Skrunda 1 miestelis buvo įkurtas 1980 metais, teritorija kariškiam jam priklaususi nuo 1963 metų, kai netoliese buvo pradėtos tuo metu naujausio ankstyvojo įspėjimo radaro Dnestr M statybos. Radaras buvo konstruojamos 5 metus iki pat 1968 metų, kuomet jį paleido į eksploataciją. Šaltojo karo metu, kuomet ypatingai greitai tobulėjo balistinės raketos, atsirado poreikis apsisaugoti nuo šių raketų. Todėl abiejose supervalstybėse, Tarybų Sąjungoje ir Jungtinės Amerikos valstijose, kaip grybai po lietaus ėmė dygti radarų sistemos. Štai šis miestelis ir buvo vienos iš radarų sistemos satelitas. 1956 metais buvo pastatytas tolimojo ryšio radaras, kuris galėjo susekti balistinės raketas už 2500 km. Tom radarų sistemom aptarnauti buvo reikalinga daug žmonių, labai daug žmonių. Todėl netoliese buvo pastatytas miestelis. Tiesa, su pavadinimu Skrunda jis neturi daug bendro, taip tiesiog vadinasi artimiausiai esantis kaimelis Skrunda. Šis visas objektas, kuriame gyveno apie 5000 žmonių, turėjo pavadinimą kombinatas. Tai buvo slaptas kodinis pavadinimas, kad aplinkiniai gyventojai nesuprastų, kas čia yra. Tiesa, autobuso stotelė esanti šalia šios vietos vis dar taip pat vadinasi kombinats. Aš esu prie vieno iš pastatų, kuris yra artimiausias nuo kontrolinio posto, pro kurį aš ką tik praėjau. Spėju, kad čia yra kalėjimas. Pabandysiu užeiti pagal mano turimas schemas. Čia turėtų būti viso šio miestelio kalėjimas. Įeinu į vieną svarbiausių šio slapto miestelio pastatų. Tai yra štabas. Štabe pasitinka štai toksai kontrolės postas, kuriame reikdavo pateikti dokumentus. Tenais yra keli kompiuterių likučiai išlikę. Viršuje yra keletas mokymų klasių, kabinetai, na ir žinoma, vadovaujančio personalo darbo vietos. Dabar eisiu į greta esantį kalėjimą. Pasižiūrėsiu, kaip gyvendavo prasikaltę kareiviai, kurie tarnavo šioje bazėje. Greta sandėlių pavyko rasti ir kalėjimą. Kambariuose daugybė 9 mm pistoleto gilzių. Priėjome Skrundos miestelio šaudyklą. Video studija Media Lab. Aras – vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo.
Konstrukcija turėjo ypatingai didelį elektros energijos poreikį. Specialiai buvo atvestos 210 kV elektros linijos. Radaro instaliacija savo išvaizdą priminė dviaukštį pastatą, ant kurio stogo kyšojo 2 antenos. Kompleksas galėjo susekti ir identifikuoti priešininkų balistinės raketas 2500 km atstumu. Tačiau paslaptis greitai buvo išaiškinta, kuomet aplinkinių miestų gyventojai negalėjo naudotis televizoriumi, nes dėl radaro spinduliuojamo galingo radio signalo televizijos sistemoje atsirado dideli trukdžiai. Visi greitai suprato, kad netoliese yra galingas radaras, nes daugiau slaptų miestelio apylinkėse nebuvo. Atėjau iki kalėjimo. Tiesa, labai keistas pastatas, į kurį važiavimas automobiliu, kaip į garažą. Yra ir normalios durys. Ir matosi iš išorės grotuoti langai. Pabandysiu patekti į vidų, pasidaryti. Bet kažkodėl aš labai abejoju, kad čia kalėjimas, nes viduje matosi didžiulės salės. Nėra ko spėlioti, reikia lįsti į vidų. Tokie miesteliai kaip šis turėjo visą reikalingą infrastruktūrą, kad galėtų išgyventi savarankiškai. Miesteliai ne tik buvo katilinė, kurie aprūpindavo visą miestelį šiluma, buvo elektrinė, bet taip pat buvo ir ligoninė, ir kalėjimas. Dabar aš priėjau iš vieno prie pastatų, sprendžiant iš to, kad tai yra aptverta dvigubų spygliuotos vielos perimetrų, manau, kad tai yra sandėliai, galbūt netgi skirti ginklam ar panašiai. Eisiu į vidų, pasižiūrėsiu, kas viduje yra gero. Taip, tai yra didžiulės sandėliavimo patalpos. Langai yra aukštai, langai grotuoti. Štai čia yra kontrolinis praėjimas su varteliais, kurie šiuo metu išlaužti. Ir dar viena didelė sandėliavimo patalpa, kurioje yra išlikę radiatorių tvirtinimo kabliai. Radiatorių jau nėra. Per vidurį vienas šviestuvas, per vidurį yra metalinė talė pakabinti gerviai transportuot krovinius. Ir štai čia išlikęs senovinis šviestuvas. Teritorijoje buvo keletas kareivinių, tai yra štai tokie statiniai kaip šis, kuriame yra didžiulė mokymų klasė ir keli kabinetai. Tačiau didžiąją dalį miestelio teritorijos užėmė gyvenamieji namai, kuriuose gyveno netarnaujantis kariškiai, bet aptarnaujantis miestelio personalas. Tai yra gydytojai, mokytojai, vaikų darželio auklėtojai, valytojai, kūrikai ir visi kiti žmonės, be kurių šis miestelis nebūtų išgyvenęs. Apžiūrėjom kareivinių dalį. Manau, kad netrukus patrauksime į gyvenamąjį sektorių, kuriame apžiūrėsime butus. Viename iš tų butų mes ir praleidome naktį. Tiesa, čia dar matosi yra kažkokia aikštė, matyt, procedūrų. Apžiūrėsime ją. Greta sandėlių pavyko rasti ir kalėjimą. Tikėtina, kad šie du objektai buvo įrengti vieną šalia kito dėl šioje vietoje sutelktos apsaugos. Kristupai, pasakyk, ką ten matėjai. Radom tualetą. Aikštelė kalėjimo. Bet Taurai, kas čia yra? Kalėjimas ir kalėjimo pasivaikščiojimo aikštelė. Išeidavo žmonės, kad prasivaikščio dieną, turbūt kas per dieną kelias valandas leidavo pasivaikščioti, aikštelė nėra didelė, bet ir miestelis nėra didelis, tai aš manyčiau pakankamai vietos būdavo pasivaikščiojimui, pasėdėjimui. Ir viršų vielos, kad neiššoktų iš šonų, taip pat vielos, kad neišliptų žmonės, būdavo sargai. Šaltojo karo metu balistinėms raketoms skiriamas ypatingas dėmesys skatino spartų tobulėjimą. Patobulėjusios raketos reikalavo esamų radarų modernizacijos.
Viena iš tokių modernizacijų pavadinta Dniepr buvo pradėta statyti netoli nuo pirmojo radaro 1968 metais, vos spėjus paleisti į eksploataciją Dniestr M kompleksą. Naujasis kompleksas buvo stipriai modernizuotas, išplėstas jo matavimo kampas, aptikimo atstumas buvo padidintas iki 4800 km. Oficialiai jo galia buvo iki 1,8 MW, tačiau nesunkiai galėjo būti didinama iki 3 MW. Galingas žemo dažnio signalas veikė žmonių organizmus. Aplinkinių miestelių gyventojai skųsdavosi dėmesio sutrikimu, negalėdavo susikaupti. Pagal radaro veikimo principą jis turėjo 7 minutėm užgožti visus radio signalus aplinkui, todėl televizija ir radijas veikdavo su 7 minučių pertraukomis. Signalas buvo toks stiprus, kad netgi teoriškai galėjo išvesti iš rikiuotės palydovų radio įrangą. Štai čia yra kareivių nakvynės vieta. O ši aikštė yra toji vieta, kur vykdavo rytinės rikiuotės. Kažkur šitoje vietoje turėtų būti valgykla. Aš turiu schemą su pažymėtais objektais. Apžiūrėsiu kareivinės, o paskui pabandysiu surasti valgyklą. Gali būti štai tas vieno aukšto pastatas arba esantis čia. Esu viename iš kareivinių kambarių. Panašu, kad čia kažkas neblogai pasiautėjo. Kambariuose viename kitame daugybė 9 mm pistoleto gilzių. Įdomu. Pagal įrašą gilzės viršuje negaliu nustatyti gamintojo. Tokių net nematęs, Lietuvoje tokių nebūna šovinių. Valgyklą radau pagal kieme išmėtytus valgymo įrankius. Čia yra didžiulė kareiviams skirta valgykla. Matosi plakatai, kuriuose surašyta, kaip reikia ruošti maisto produktus, reikalavimai, sanitarinės normos ir taip toliau. Šioje valgykloje netgi yra speciali patalpa skirta duonos pjaustymui. Štai užrašyta, 7 kabinetas skirtas išimtinai tik duonos pjaustymui. Čia yra patalpa, kurioje buvo gaminamas maistas. Štai pasižiūrėkit, kokio dydžio ventiliacijos buvo naudojamos tais laikais. Čia stovėjo maisto gamybos katilai. Esu karinio miestelio techninėme sektoriuje. Šis miestelis turėjo absoliučiai viską, kad galėtų išgyventi autonomiškai. Štai čia yra automobilių technikos remonto dirbtuvės. Yra išlikę visi normatyvai, yra išlikę dokumentacija. Čia būdavo remontuojami kariniai sunkvežimiai ZIL, Ural ir Kraz. Štai čia garažai, o šalia yra biurai, kuriuose apstu dokumentų, apstu užrašų ant sienų ir nurodyti reikalavimai. Netgi kabinete radau techninio aptarnavimo žurnalą, kuriame yra padaryti įrašai apie kiekvieno iš čia buvusių automobilių techninę būklę. Matomai techninė apžiūra buvo vykdoma čia savarankiškai
ir neatsižvelgiant į civilinę techninę apžiūrą. Priėjome Skrundas miestelio šaudyklą ir šiaip būklė gan prasta, bet dar pavyko rasti taikinius sušaudytus. Ir gilzę radai? Taip, radom ir gilzę. Vieną dėję. 9 mm? Taip, 9. Pistoletų matyčiau. Esu pačiame šaudyklos centre. Sienas puošia motyvuojantis užrašai. Štai tenai šaudymo pozicijos. Einu pasižiūrėsiu prie taikinių. Taikinių pozicijos įrengtos apgalvotai. Padarytos medinės talpyklos, į kurias pripilta smėlio. Matosi visa siena skylėta. Daug labai kareivių nepataikė net į taikinius. Štai čia yra taikinių vieta, gumuotos. O prišaudyta yra aplinkui visos sienos. Yra skylėtos. Manau, kad čia pasirausus viduje galima būtų rasti nemenkai kulkų. Štai kaustyta metalinė skarda, viskas yra kiaura. Atėjome į centrinę aikštę, yra centrinis obeliskas. Wow. Čia yra šio miestelio vaikų darželis. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams.